Labai sunkus, iš tikrųjų pasakyčiau. Tik tiek, kad atėjo vyrai, parodė, kaip krepšinį reikia žaisti. Ir pradžioj visiškai niekas nesigavo nei gynyboje, nei puolime. Gal tiek tik antroji pusė atsigavom ir tokios apsios rungtynės. Pradžia nieko gero nežadėjo jūsų komanda, net tikėjau sakyti, ką pakeitė žaidime, jau pavyko persverti. Manau, zoninė gynyba juos kiek išmušė iš vėžių. Patys, aišku, irgi strigom ant jos, jie irgi mums ją statė, bet manau, tas faktas, kad mes pradėjome aikštę gintis ir lėmėm pergalę. Sakyk, pats sugrįžti į komandą po pertraukos, nes kokios buvo šios varžybos asmeniškai? Sunkios, iš tikrųjų, trūksta ir streikatėliais biškį, bet nieko, įsivažiuos, daug dar laiko. Sakyk, ką reiškia jūsų komandai antrąjį etapą pasitikti pirmojoje vietoje? Viskas tik prasideda nuo nulio, sakyčiau. Tos kelios pergalės, be pralaimėjimų, manyčiau, aišku, į naudą, bet žaidimas prasideda tikras tik dabar, manau. Iš tikrųjų, gal truputėlį pritrūko jėgų. 7 žaidėm, vienas iš jų gavo traumą, 6 plus 2 maži negalėjo atvykti. Iš tikrųjų, mums truputėlį pritrūko gal jėgų ir galbūt sėkmės gale. Sakyk, ką akcentavot, kaip ruošti šioms rungtynėms? Nieko nesiruošėm iš tikrųjų. Atėjom paprastai, kaip ir visą laiką, be treniruočių. Tiesiog žinojom, kad kovojom dėl pirmos vietos reguliariam sezone. Ir kadangi, sakau, kitiems žaidėjams susiklostė, kad ir Šiauliuose varžybos, ir Šakiuose, tai tiesiog negalėjau dalyvauti, bet atkrintamosiuose būsim pilnos sudėties, plus dar, manau, registruosim naujų žaidėjų. Sakykit, kokias išvadas padarėte po pirmojo? Išvados labai paprastos, visos komandos, kaip ir minėjau, visą laiką reikia gerbti, nes bet kuri gali iššauti. Kaip parodė varžybos, dažnai tik 3-4 kėlinį pavyksta perlaužti tą rungtynių eigą, dėl to reikia su visais žaisti nuo pat pradžių ir įvertinti varžovus. Sakykit, kokie planai jūsų yra antrame etape ir apskritai ateityje? Finalo ketvirtas, o paskui pažiūrėsim, kaip ten gausis iš tikrųjų. Supratau, ačiū. Labai sunkios, dauguma žaidėjų atvažiavo pasiimti pergalę, o ją reikėjo iškovoti. Žaidimus sporto mokykla iš pradžių, garbingai priešinosi, ar nes lygiai kokį vaizdą paliko šį komandą? Šiaip tai puiku, ta prasme, aš tai žinojau, kad jie gali taip žaisti ir kad mums reikia būtinai prieš juos kovoti. Bet, ne visi žaidėjai tai suprato ir čia tas pranašumas 20 taškų tai nieko nereiškia, nes čia paskutiniam tik tai minutėm. Čia tai yra komanda, prieš kurią mes turim kovoti. Sakykit, Matas komanda nepateko tarp 6 stipriausių, sakykit, ar buvo tikslas patekti daug? Ne, tiesiog ne. Mes esam ten, kur ir norim būti. O dabar sakykit, kaip ruošiatės toliau ateinančioms kovoms? Gal pradėsim daugiau treniruotis. Daugiau, ta prasme, daugiau kalbėtis, kad būtume dar labiau sulipus komanda. Ir kokios prognozės, ar tikitės iškovoti B čempiono taurę? Taip, tikimės ir stengsimės ją iškovoti, nes jei nesitikėtume, tai neapsimoka tada iš jų žaisti. Dėkoju.